Labiausiai iš visų dalykų, ką aš pas save vertinu, tai yra laiką ir darbą. Produktai taip yra brangu, nuoma yra brangu. Tai irgi viskas labai daug suvalgo, bet vis tiek pirmoje vietoje tu vertini savo laiką ir darbą. Lietuvoje kaip tik neatsakyčiau vieną geriausių šalių išgyventi iš makiažo. Įdomu, kada pagaliau Lietuvoje grožio verslas bus traktuojamas kaip verslas, ar ne? Kad tai yra, kaip tu sakai, darbas. Projau, kada tu esi profesionalas, tai ne tai, kad tu kažkaip ten tobulai gal darai pagal kažkienokis makiažą, bet kai tu žinai, koks potėpėlis, kokį rezultatą suteiks ir tu žinai, kokio tu rezultatų nori. Kad tu išliktum iš vis, kaip pasakyti, aktualus visažistas, tu turi keisti. Pastoviai. Net jeigu kažkokį pranti darytą tą, kaip, sakai, štampuoji, tu turi galų galę pakeisti, nes žmonėm atsibos. Sveiki atvykę į Vataluk podcastą. Šiame podcaste mes kalbame apie grožio industriją, kalbiname grožio industrijos ir ne tik profesionalus, bei plečiame jūsų ir mūsų akiratį visais grožio klausimais. Nepamirškite prenumeruoti mūsų kanalų tiek YouTube, tiek Spotify ir matysit mūsų epizodus patys pirmieji. O jei dar neprisijungėt prie Vataluk meistrų bendruomenės, tai paskubėkit, nes Vataluk meistrų bendruomenės grupė Facebook'e yra vienintelė vieta, kur Vataluk podcasto epizodus matysit pilną įrašą. Nežinau net, kaip pristatyti Moniką, nes važiavau ir galvojau, turiu lygiai valandą laiko Monikos, nes vestuvių sezonas, makiažo meistrai, ypač tokie grand makiažo meistrai kaip Monika Briu yra užbukinti, neturi laiko, tai Monika sako, turiu tau valandą, make it happen. Tai labas, ačiū, kad atėjai, tilpsim į dabar jau mažiau negu. Bandysim, jeigu ką greitą kalbę. Monikos iš tikrųjų nereikia daug pristatinėti, Monika Briu. Viena, sakyčiau, pirmųjų tokių ryškių makiažo OG personų Lietuvoje, nes bet kam pasakai žodį glamūrinis makiažas Lietuvoje, kas ateina į galvą? Monika Briu ir Monika Briu studijos meistrai. Tai Monika, kiek jau metų skaičiuoji? Labai sunku pasakyti, kada reikėtų skaičiuoti tą pradžią, bet aš grubiai sakau gal 13 metų. Šiaip makiažą dažau ten, daugiau, gal nuo 15 taip pradėjau, bet jau taip, kad kitus dažyti, padažinėti dažniau, tai 13 metų jau. Ir kiek metų užtruko, kai jau pradėjai save meistrą vadinti? Nežinau, šiaip... Aš net neįsivaizduoju, kada tas atsitiko, gal daugiau šono žmonės pirmiau pradeda tave meistrų vadinti ir tada jau tu pats, bent jau man tai buvo, kad aš negalvojau, nes aš apskritai nebuvo ta situacija, kad aš nusprendžiau, kad aš būsiu visažistė arba kad aš norėčiau būti visažistė. Man daugiau taip gavosi, kad mane įstūmė ir jo natūraliai aš įkritau į tą visą veiklą. Tai pradžiai net negalvojau, čia šiaip darysiu, nes man labai patinka ir tada, dirbu jau pilnu etatu. Jau daugiau negu pilnas etatas. Bet ar turėjai kažkokį planą B, ar turėjai kitą veiklą? Tai, iš tikrųjų, tai mokykloje aš visą laiką buvau ir tiksliukė, ir su menu. Tas, kur labai nesuderinamos atrodo specialybės, bet tiek tas pas mane buvo ir labai stipriai. Kai tu sakau, kad, pavyzdžiui, tiksliukė, tai turiu omeny olimpiadose ir rimtai, ir prizinės vietas, tai buvo tikriausiai pagrindinė mintis, kad fizika. Būsiu su fizika. Įsivaizdavau, kad arba kvantinė kokia nors, kažką, šiaip daugiau teoretinė gal fizika. Arba, galvojau, gal meną, bet vis tik po dailės mokyklos pabaigimo buvau šiek tiek jau pervargus nuo meno, tai gal, liksiu ties tiksliaisiais. Galų gale viskas apsisuko 12 klasiai, pasakiau fizikos mokytojai, sakau, žinokit, nelaikysiu fizikos egzaminą. Mokytojai apsiverkė. ir tada tiesiog net nebežinau, ką galvoju, kad vis tik noriu meną, nes supratau, kad labai sunku vis be meno man išgyventi. Ir pasirinkau madą. Ir iš tikrųjų mano toks kaip planas buvo, kad gal tada jau dizainerė. Kai buvau vaikystė jauna, norėdavau irgi būti dizainerė, bet galų gale, kai studijavau, supratau, kad ne mano būdui. O tai ką tu tėvai kostiumą? Taip, dailės akademijoje tai vadinasi kostiumo dizainas, bet realistiškai tai yra tiesiog rūbų dizainas, rūbų, aksesuarų, mada, viskas, kas susijęs su mada. Ir aš jau tuo metu jau pradėjau po truputį dirbti
Ir tiesiog gausi viskas, jau net gal ties pirmų kursų taip įkratau, kad labai nukentėjo mano studijos ir jau tiesiog užvaldė. Aš su makiažu tiek dirbau, kad nebuvo kada studijuoti. Sėdant narkotikų. Jo, pudros. Jo, ir viskas, ir taip ir gausi, kad man jau čia tos studijos nukenčia ir aš supratau, kad tai šiaip ne taip pabaigiau, prisipažinsiu tikrai, neskyriau tiek, kiek galėjau laiko, bet tiesiog dirbau pilnai. Žodis darbas ir makiažas, kaip įvesk šiek tiek realybės, ne? Nes aš valtoje pasisinoriu ir sakau, Monika, būk gera, įvesk realybės ir paaiškink, kokio tai yra sudėtingumo, sunkumo ir juodumo darbas, tiek fizinis. Jo, tikriausiai aš net į 3 gal skirčiau tokias, kaip pasakyti, sritis, kas sudaro makiažo darbą, tai visų pirma, aišku, fizinė. Ir tai yra vis tiek stovimas darbas. Aišku, tau nereikia kažkokio labai didelių svorių kilnoti. Na, išskyrus, kai keliauji pas klientą, būna tokių situacijų, kad tau reikia labai pakilnotą lagaminą. Bet vis tiek tai yra stovimas. Ir kadangi tai yra kad ir kaip būtų, tai yra sezoninis. Ir netgi jeigu imam savaitę, tai daugiau tam tikros dienos populiarios. Ir tu nori, nenori, vis tiek stengiasi šiek tiek daugiau to darbo paimti. Tai gaunasi, kad tu ilgas valandas stovi. Tai yra tas fizinis. Tada yra kitas aspektas. Tai aišku, tas toks psichologinis ir kad tu taip dirbi su klientais, klientų darbas ir jis yra labai varginantis. Ir visi, kas dirba klientų aptarnavime, kaip visai, kai mes vienas kitą suprantam, užjaučiam, sakau, reikia kažkokį anoniminį ten, tokį psichoterapinį klubą įsteigti. Aptarnautojai? Jo, aptarnautojai, nes tikrai yra sudėtinga ir aš žinau, kad mes visi galvojam, kad esam faini, bet mes iš tikrųjų visi esam su trūkumais ir aš netgi žinau pilną visažiščių, kurios kaip pačios ateina kaip klientės, oho, kokios. Bet kodėl nenori, ar ne, meistrai, pavyzdžiui, nes aš savo praeitam gyvenime šiek tiek buvau grožio redaktorė, tarkim, turiu draugę Gretą, tikriausiai žinai, ar ne, makiažo meistrė. Ir jai sakau, Greta, jeigu kada jau ženysiuos, tai tik pasakė, sako, o Jėzus Marija, man koks stresas bus. Ir aš nesupratau, bet pasirodo, čia yra dalykas, ne? Stresas vien dėl to, kad tu žinai, kad vis tiek tave gal kitaip gal žiūrės, gal kitokius standartus tau kelia, bet kitas dalykas tikrai esu susidūrusi su meistrėm, kurios net, aš pasakysiu taip, nebūtinai pačios geriausios yra pačios reikliausios. Taip yra. Ir oho, kai būna. Ir irgi turi žmonės savų kažkokių, žinot, patys pyksta ant klientų, kad jie turi kažkokius įpročius keistus ir įsitikinimus makiažo ir, žinot, kad yra tokių lygiai pat meistrų. Tai va, tai tas yra labai sunku, o kas dar iš tos srities, tai sakyčiau, dabar jau neatskiriama dalis yra socialinė medija dirbti. Ir va, čia mes kaip tik kalbėjom šiandien su kolegė, su Raminte ir kažkaip sakau, kad vis tik tu turi būti ekstravertas, kad dirbti su socialinė medija, o aš nesu. Tai vat, mano didžiausia problema turbūt, kur daugiausia gal kovoju. Man tai fizinis aspektas gal net yra pats lengviausias iš šitų visų. O vat, kai nesi ekstravertas, tai jo, sunkiausia yra. Nes dabar tu negali atskirti. Nu tiesiog, tai dabar viskas, visi verslai vis tiek turi kažkokį, tai tu save turi pateikti. O tau pačiai svarbu rodytis, ar tu turi kažkokią, žinai, misiją, kad, tarkim, tau svarbu rodyti savo darbus, gal įkvėp kitus mesius, ar tu tiesiog supranti, kad tai yra verslo dalis ir aš turiu būti Instagram? Buvo tarpas, kai labai taip, kaip pasakyti, mane pradėjo emociškai slėgti, nes galvoju, reikia viską čia rodyti. Ir aš matau, kad tie žmonės, kurie viską rodo, net nebūtinai kas susijęs su makiažu, kad tai veikia. Ir man keista, aš to nesuprantu, kaip žmonėm gali būti įdomu, kaip pasakyti, įdomus kažkoks paprastas ten kažkokios Marytės gyvenimas, kaip jinai ten atsikelia savo vaiką, ten kažką, oi dabar kavos pasidarysiu. Man atrodo, tai visiškai toks kaip ir apie nieką, bet žmonėm pasirodo, tai yra įdomu ir tai veikia. Ir man labai buvo sunku, o man atrodo, reikia tada per save perlipti, kaip aš čia kelsiu kažką. Ir buvau labai tokia, kaip, nežinau, sakau, emocinė buvo vienu tarpu toks, tikrai tokie liūdni mėnesiai. O po to staiga kažkoks man apsisuko, ypač kai pradėjau minti apie naują studiją vystyti, tada kažkaip toks persisuko ir pradėjau žiūrėti kaip į darbą. Supratau, kad reikia. Tu turi mokėti kažkaip atsiriboti ir nenori tiesiog pasidaryti, kad supratau, kad dabar dar taip nėra, aš dabar, aišku, šią vasarą į makiažus orientuojuosi, bet kad tu turi tiesiog, kaip pasakyti, darbo diena tavo ir tu per tas valandas turi grinai atsidėlioti atskirai nuo asmeninio,
bent jau man tai bus lengviau, man nepatinka tas toks, kai žinot, kai visiškai žmonės pradeda painioti savo asmeninį jau gyvenimą, ten žinot, žinot, kaip tas video, jeigu matė dabar toks viral yra, kur išėjo su antrąją pusę pavalgyti vakarienės, o maždaug ir jinai ten 15 minučių filmuoja tą maistą. Jo, ir vyras jau toks, žinot, kada tu, ir gadinasi tada asmeniniai santykiai. Tai va, tai kad tiesiog tu turi išskirti grinai tai žiūrėti jau kaip darbą. Tai kokia tavo šita vasara? Labai darbinga. Ačiū Dievui. Šiaip negalima skūstis. Jeigu yra daug darbo, negalima skūstis. Ir kartais mane net ir užknisavo, sakysiu, kai kurios visažistės. Ir ne tik visažistės meistras, kai žinot, įsikelia, o viešpatie, aš čia vos padirbu. Ir maždaug kaip yra sunku, bet jūs pačios kaip prisirašėt. Ta prasme. Merginos. Pačios kalendorius atsidarė. Taip, pačios kalendorius, pačios atrašėt, pačios sutiko. Tai aš dėl to nesiskūsiu, bet aišku, aš labai daug dirbau, bet aš šiaip esu ta tokia, kur man sunku pasakyti ne, bet į tai visada užsirašau daugiau negu kad planuoju. Vien dėl to, bet šiaip limituodavau kažkiek, pavyzdžiui, tam būdavo, kad sekmadieniais nedirbu, dar ten, nėra taip, kad jau viską imu, kiek kas nori, bet šią vasarą tikrai biškai viršiau daugiau save, nes tiesiog dėl tikslo. Turiu tikslą, tai vat dirbu tiesiog. O procentaliai kiek iš visų klientų yra nuotakų? Šiaip procentaliai aš nevedžiau kažkada tokios reikėtų statistiką, bet aš galiu pasakyti, kaip vyksta. Įprastai nuotakų laikas, kada populiariausias, tai yra 6, 7, 8, 9, 10. Paskutinė... Čia valandos. Jo, kada nuotakoms įprastai reikia. Turiu tokių nuotakų, bet jos yra labai retos, kuriam 1 valandą tinka, arba 12. Tai dažniausiai ta dalis dienos būna skiriama nuotakoms, kaip išeina, kiek susitalpina. Man pagal mano trukmę makiažo būna 2-3 telpa. Dažniausiai, nes aš nuotakoms skiriu 2 valandas. Tai va, tai maždaug tiek telpa. O tada įprastai, kadangi jau nuotakų nebebūna tokiu laiku, sakau, tik išskirtiniais atvejais, tai dažniausiai jau būna ne nuotakų, o vestuvių svečiai. Tai va, tai ten jau irgi gali dėtis limitą. Seniau dėdavausi limitą, tiesiog kiek žmonių priemu. Dabar šią vasarą tai taip ir dėjausi, tai taip gaudavausi 12 valandėlių. Ant kojų? O užsidedi priminimą pavalgyti, pavyzdžiui? Priminimo ne, nes aš supratu, kad man ten neveikia. Ką šią vasarą pradėjau daryti, labai juokingai skamba, bet aš sakau, aš išlaikau, nežinau, kas ten gamina, ne pieno žvaigždės, pasukų, tą visą, žodžiu, kur gamina fabrike pasukas, tai aš išlaikau jaučiu, nes aš tiesiog pagavau, kad aš nespėjau normaliai ar kažką pavalgyti ir manika non-stop, kad vis tiek kažkas ar būtų skrendi. Jeigu koks čia maistas, trintas maistas man nepatinka, tai įsigudrinau pasukas tiesiog su linų sėmenim ir aš jas gurkšnoju. Ir čia mano pavalgymas, žiauriai skamba, bet... Pažiūrėjau, 12 valandų, kad gyvai išliktų mane. Taip. Tai būna, kad jis stovi toks litrinis, aš galvoju, kaip tie klientai, taip toks geras vaizdelis, žinot, toks buitekas čia Dior pudra ir pasukos litras. Jo, kalbant apie Dior pudrą, ir tu sakai, 2 valandas skiri nuotakai ir ne vienai, tai dabar aš atstovausiu kliento pusę. Tu man pasakyk, kodėl, jeigu yra prie makiažo žodis nuotakai, iš karto 3 kartus brangiau? Gal 3 kartų nesu. Gerai. Aš jau čia dramatizuoju. Šiaip esu mačiusi, kur beveik 2 kartus esu mačiusi. Man jau ir tai yra nesuvokiama. Bet pasakysiu, kad atsakymas iš tikrųjų priklausys nuo meistro. Ir aš pasakysiu iš savo pusės. Nes tarpusavį esu girdėjusi iš meistrų tikrai labai skirtingų atsakymų. Aš tada pati net pasimetu, kaip čia yra iš tikrųjų. Nes yra kai kurie meistrai atsivėrė ir sakė, jo, aš iš tikrųjų dedu didesnę kainą, nes galiu. Nes nuotakos sutinka mokėti. Nes tai yra vestuvės, viskas brangiau, žmogus vis tiek, jisai desperatiškas šiek tiek yra. Žodžiu, ta psichologija tokia galima naudotis. Tai, sako, aš iš tikrųjų tiesiog dėl to dedu. Kiti, pavyzdžiui, aš esu tokių atsakymų girdėjus. Dedu premium klasės produktus ir kažkas. Ir aš galvoju, kaip suprasti, o tai paprastam žmogui kitas ateina, tai jau kažkokius, iš vis kaip suprasti. Aš, pavyzdžiui, renkuosi produktą, nes man jisai patinka, tinka, mano braižui tinka ir man patinka, kaip ant kliento dengiasi ir aš nežiūriu iš esmės, kiek jisai ten kainuoja. Gali būti brangesnis, gali būti vidutinės klasės, kažkoks ten kaip ten skaitosi, bet man svarbu geras produktas, geras rezultatas. Tai va, tai aš visiems vienodus. Bet mano darbas, kodėl skirsti, visų pirma, aš daugiau laiko skiriu.
Tai vat, o labiausiai iš visų dalykų, ką aš pas save vertinu, tai yra laiką ir darbą. Produktai taip yra brangu, nuoma yra brangu. Tai irgi viskas labai daug suvalgo, bet vis tiek pirmoje vietoje tu vertini savo laiką ir darbą. Tai va, tai laikas brangiausias šiais laikais dalykas. Tai 2 valandos nuotakai, jeigu tai yra nenuotaka, aš skiriu apie 1,5 valandos, valandą 40. Dabar gali būti klausimas, o tai iš kur tas atsiranda pusvalandį, sakykime, grubiai. Tai pusvalandis atsiranda iš to pirma, kad aš šiek tiek pasilieku laiko atsargai, jeigu nuotaka vėluotų. Gali ir kita klientė vėluoti, atsitinka tokių dalykų, bet įsivaizduojat situaciją, vat, pavyzdžiui, jums nuotaka užvėluoja 1,5 valandos, o jūs pasilikot, tarkim, ten tą jau ribą, per kiek jūs padarot greičiausiai makiažą. Ir jums staiga lieka, ten valandą, dar mažiau, pavyzdžiui, jeigu jūs ten darot makiažą per valandą 20, staiga jums lieka pusvalandis. Sėkmės padaryti nerealiai idealų makiažą, kuris bus pats geriausias tos moteris gyvenime. Tai yra, beveik neįmanoma, nesinori. Paprastam klientui tai taip, jisai žino, jisai supranta, kad, aš esu svetys, būsiu aš dar gal tose vestuvėse, ne aš svarbiausias, ar ne? Tai, gerai, padarys kokį išeina ten tą makiažą, būna tokių situacijų, bet nuotaka tai to tikrai nenorėtų. Tai vien tas yra atsargai užsidedi, o pavyzdžiui, po plaukų ar šiaip tikrai būna, kad vėluoja. Kitas dalykas, kam aš skiriu laiko daugiau, tai yra dekoltė. Arba net būna kojas tenka padaryti, arba nugarą. Jeigu atvira nugara, tai vis tiek tas užima laiko, tai tokį veido plotelį padengti pudrą ten, jeigu reikia. Tai turiu tiesiog atsargai irgi šitą pasilikti laiko. Ir aišku, tu vis tiek biškutį taip labai, nesakau, kad stresas, bet tu šiek tiek lėčiau gal darai. Tas yra, ir aišku, aš duodu tokie 5 minutės, vadinu bonusiukas veido masažiukas. Tas toks irgi yra. Apdirbti. Jo, apdirbti, tai padeda, nes tai yra emocija. Ta diena yra labai susijusi su emocija. Tai tu negali ten, jeigu blogas esi, nežinau, bloga nuotaika, tu vis tiek turi ateiti ir būti, nuotakai labai, kaip pasakyti, pakilėti, nes ir jos taip stresuoja. Aišku, ne visos, bet tai padeda, tai žinau, kad atpalaiduoja labai. Aš, kai šneku su meistrais, tarkim, sezono metu ir nesezono, yra dvi skirtingos nuotaikos, nes sezono metu visi verkia, kaip čia nespėja su klientai, bet tada, kai sezonas baigėsi, prasideda stresas, o ką daryti, o iš kur gauti klientų. Makiažas labai priklausomas nuo sezono, ar ne? Tai nėra, bet kad tu net negali realiai perkelti kliento, net jeigu susirgai, tu negali, ar ne, kaip, pavyzdžiui, su kokiu plaukų dažymu, tu gali perkelti. Tai ar įmanoma tokioj Lietuvoj mūsų išgyventi vien darant makiažą, ar niekaip? Įmanoma, aišku, įmanoma. Lietuvoje kaip tik neatsakyčiau vieną geriausių šalių išgyventi iš makiažo. Būtent kitose šalyse yra kur kas dar labiau tas toks žmonės iš viso be vestuvių niekam nesidažo. Neina. Ypač paprasti žmonės. Aš nekalbu apie žvaigždes, bet jeigu tu esi vis tiek tipinis tradicinis visažistas, tai, sakyčiau, Lietuva viena iš geriausių valstybių yra gyventi visažistam ir apskritai grožio meistram. Tai va, o dabar dėl to darbo, labai priklausys, ką jūs veikiat, kaip jūs į kurią sritį einat. Nes be vestuvių tai va, kitų dalykų yra, tai projektai, fotosesijos, kas ten daugiau nori eiti į TV, gali drąsiai eiti į TV. Dabar net yra, grinai, kaip aš pasakysiu, to atsiras atskiras sritis influencerių visažistai. Ką tai reiškia, kad tu netgi susidirbi su kažkokiu 1 ar 2, jeigu nori, jeigu to, aišku, tinka tie įkainiai, nes tradiciškai kitokie įprastai būna, bet tu jau jo kaip užsakomasis esi. Ir tai va, vien su juo veikti, jeigu jisai daug turinio kuria, tai kiekvieną savaitę darbo gali atsirasti. Tai yra tikrai, aš dirbu su mokymais, tai man nemažai mokymai užpildo laiko dalį ir vasarą aš šiaip apmažinu, o tada, žinot, būna tas ruduobumas, kai visi pavasaros nori mokytis ir tada dar būna... Keis gyvenimą. Jo, ir pavasarį, po naujų metų jau, žodžiu, irgi savo naujus tikslus vykdysiu, tai va, ateisiu mokytis, susitaupo pinigų ir irgi pavasarį. Tai mokymai labai daug. Antakiai, tartarau antakius, tai ir šitas, tai žodžiu. Ir tada makiažas visokiem spėti irgi padažyti. Bet čia klasika, ar ne? Makiažo meistras, kuris daro antakius. Labai dažnai matau tokį. Ir šiaip antakiai va tas gerai, kad tokį duoda stabilumą, ramybę finansinę. Periodiškumą. Jo, periodiškumą finansinį, bet man dar 2 dalykai, kas labai patinka. Tai visų pirma, pastovus klientai, su kuriais aš galiu sudaryti tokį ryšį ir susibendrauti. Deja, su makiažo klientais, kad ir kokie pastovus, kiek jie ateis? Kas 3 mėnesius. Yra ten kartais vienetų, kur, žinot, ateina pas mane. Aš turiu tokių, kur ten net nesuprantu, kur eina, bet, žodžiu, vakarienė. Jo, kartą per mėnesį. Bet šiaip
būtent tik su tais tokiais pastoviais klientais, kurie ateina kiekvieną mėnesį, tai su jais gali susibendrauti. Ir įprastai tai jau tie klientai tave suranda per laiką, tarsi nusišlifuoja tas klientų ratas, kurie yra į tave panašiausių, kurių net vertybės gal šiek tiek sutampa. Ir tada būna labai faina, tau nėra jokio streso, tu žinai, koks žmogus ateis, niekad nekils jokių konfliktų, jūs visat galit nebijot vienas kitam pasakyti kažką, tai labai yra tas, žinau, man malonu. O kitas dalykas iš antakių pusės, man kaip meistriai iš visų procedūrų, kai aš, tarkim, darau makiažą, būtent antakiai tai yra ta procedūra, kur man padeda atlikti makiažą po to geriau. Ir būtent antakių makiažą. Bet, pavyzdžiui, tarkim, kodėl aš laminavimo blakstienų nedarau, nes būna manęs klausia. Dėl to, kad man dar bus blogiau. Įprastai, bet užkliuot blakstienas tai yra misija neįmanoma ir tiesiog prasikeikit. Tai man tai neduoda kažkokio pliuso makiažui. O būtent antakį, jeigu tinkamai padaryti pagal tą žmogų, man po to yra žymiai lengviau makiažą tiesiog atliks, man palengvina ir rezultatas net geresnis. Tai va, tai aš savo, taip sakant, pasilengvinu po to. Labai gražiai užsiminėjai apie klientų lojalumą, grįžtamą. Norėsiu to paklausti, tai šitoje vietoje pasakau, kad mūsų pokalbis persikelia į Waterlook meistrų bendruomenę, tai jeigu norite pamatyti visą įrašą, tai keliaukite ten. O Monikos klausiu, tai mes draugaujam jau ilgai. Tai iš tikrųjų tavo studija buvo vienas pirmųjų salonų, kurie prisijungė prie Waterlook studio platformos, kuri patikėjo mūsų idėją ir taip toliau. Ir mūsų visa, taip sakant, vizija ir yra kurti įrankį meistrui, kuris padeda stiprinti jo ryšį su klientu, stiprinti jo lojalumą, dėl to turime ir specifinių funkcijų. Pasakyk, kodėl lojalus klientas tau yra, vis tiek pirmam plane toks svarbus ir kodėl tu nori kurti tą ryšį su klientu, kad jis ir grįžtų ir jūs vaibintumėte, ne? Tai, sakau, pati pirmoji gal ta tokia dalis, tai yra psichologinė. Tiesiog, tau tai kitoks darbas yra. Jis yra mažiau to streso ir tau yra maloniau. Tiesiog, aš niekada klientų nevadinsiu draugais, aš stengiuosi šitų dalykų nepainiot, man labai gal draugas toks rimtas žodis, bet jie tampa kažkaip kaip draugais, tai ar dirbti su nepažįstamu žmogum, ar dirbti su draugu. Tiesiog, tai va, tai tada jau nebe kaip į darbą. Tai turbūt tas svarbiausias dalykas, o nebeteisingai čia yra darbas, tai reikia ir iš finansinės pusės žiūrėti. Tai yra finansinis stabilumas. Visą laiką. Tokia pagalvėlė, finansinė apsauga. Tu jau tiesiog žinai, kad tu surašai, kad tu tą mėnesį jau gausi tiek ir tiek stabilių pajamų. Aha, jau gali kažką planuoti. Taip, jau gali planuoti, nes kaip visažistas, jeigu tu nesi toks, kur pastoviai dirbi ir stabiliai, tai tu negali planuoti, tu nežinai, kiek kitą mėnesį uždirbsi. Aš tai, pavyzdžiui, psichologiškai man tai būtų labai sunku šitą pakelti. Ne visiems, manau, tas tinka. Yra, ar ne? Aš, pavyzdžiui, daug bendrauju su meistrais. Vis dar yra toks kaip ir meistro būdas tiesiog gyventi šią dieną, ar ne? Nes ypač sezono metu tu gali labai atsipalaiduoti realiai. Tu matai, tavo kalendorius pilnas, žinai, jeigu tu darai su nuotakom, tai automatiškai tai jau krenta sumos ne po 20 eurų ir jau tu dienos gale pasižiūri, jau gal ir kokią tašytę, jau gal ir kažką. Labai įdomu, ar tu savo mokiniams apie tai kalbi? Kol kas, priklauso kokie gal mokiniai, kokie kursai, pradžioje tai dažniausiai būna basikai, tai dar iki tol net, man rodos, iki tų pirmų pajamų. Dar mes ten nekalbam. Pirmiausia, aiškinamės, kaip makiažą gerai atlikti, bet jeigu tie kažkokie ateina jau, kur tikrai tobulinimuose klausinėja, tai galima apie tai pakalbėti, bet šiaip iš tikrųjų net žmonės nelabai linkę kalbėtis tą temą. Tabu. Sakyčiau, finansai yra vis dar tokia tabu tema. Nenori niekas nei sakyti, nei kiek aš čia uždirbu, kiek aš čia turiu, kaip čia valdyti tas pajamas. Tai nesakyčiau, kad tai yra labai populiaru. Dabar jau pradeda, tai, bet daugiau vis tiek tai yra tokiuose, podcastas, mes susigalvojom, kad apie tai kalbėsim. Bet taip, kad, žinot, tarpusavy žmonės, ne. Bet labai keista, nes man, pavyzdžiui, įdomu, kada pagaliau Lietuvoje grožio verslas bus traktuojamas kaip verslas, ar ne? Kad tai yra, kaip tu sakai, darbas, tai yra klientai. Kažkodėl grožio verslas vis dar daro nagučius kažkur ten, ne? Kokiam, kaip sako, balkoniniam salone. Kaip čia pasakyti, dalis tiesos yra tame ir tai sudarė labai blogą reputaciją. Taip. Nes labai daug tokių yra meistrių, kurios, tarkim, turi gal vyrą stabilų, kuris turi stabilias pajamas, ar ne? Hobis. Jo, arba,
nu, va tiesiog gali kažkaip arba turi va irgi kažkokį darbą vieną ir čia dar savo šalia prisideda. Tai reiškia, kad jos nėra tiek suinteresuotos, jom taip nėra tai finansiškai skaudu, jeigu staiga aš dabar šią savaitę nedirbu. Tai ir jos tada, žinau, tokios atsipūtusios, kur noriu, kaip dirbo, stengiuosi investuoti, gal man nereikia ten tos vadinamos socialinės apsaugos, ten individualios veiklos kokios imti, man tai neaktualu, ar ne, nes koks skirtumas, aš jau turiu kitą darbą pagal darbo sutartį ir šiaip man ten vyras padės, aš galiu nedirbti. Tai va, tai ir sudaro, aš manau, tą tokį blogą reputaciją, ypač seniau, bet tam reikia laiko, viskas su laiku ir aš tikiu, kad jau mes po truputį krypstame tą pusę, žmonės supratingėja ir tikrai ta tiek šiaip daug klientų ateina, kurie patys net pasako, sako, aš suprantu, kodėl, pavyzdžiui, atvykimas kainuoja, kodėl taip pat dvigubėja kaina, sako, kad ir arti, sako, aš suprantu, sako, jums kiek vadėtis reikėjo, kiek užtruko, sako, kiek klausėt, ir sakau, nu žinokit, aš 1 valandą užtrukau, kad sakau, šalia va viešbutis iš studijos, žinot, ateiti pėsčiom, bet man kaip visažistė, žinot, dar plaukų meistrė biškai mažiau, bet visažistė susidėti, viską ką jau man reikia pasiimti, ateiti pas ją, susirasti, išsidėlioti vėl viską. Tai man čia 1,5 valanda, atgal vėl gali būti net valanda. Tai ir žmonės jau dabar jau supranta, nebėra tų tokių kaip seniau prieš kokius ten, nežinau, 7 metus žinutės, ten, o kiek atvykimas parašai, tiek brangiai, bet tai čia iš viso atvažiuoti jums 10 minučių, tai tas kuras nieko nekainuos. Nekuria esmė. Jo, čia nekuria iš viso. O laike, kad tu užtrunki laiko, aš tokiu pats brangiausias dalykas ir ką tu kuo būsi didesnis, geresnis specialistas, daugiau metų pridirbsi, tai tu laiką vertinsi savo pirmoje vietoje. Tai. Kokį norėtum šiaip sulaužyti mitą apie makiažo meistro gal gyvenimą, darbą, kur, žinai, galbūt yra įsivaizduojamas, jūs čia su nuotaka šampaniuką pageria, čia blakstieną paklijuojat ir tipo pasiėmat 150. Ką norėtum, koks mitas yra, kuris tau labiausiai, erzina tą? Dieve, šiaip kaip pagalvoju, žinau ir tokių, kurios iš tikrųjų tą šampaniuką išgeria. Išmokykit mus. Taip, išmokykit mane. Aš labai griežtai. Jei per darbo metu, žinokit, nelašo, bet kursų pabaiga jau... Bet tai yra ką švęst. Jo, ir jau mes, tarkim, viskas pasibaigė, egzaminas tada galiu taurę, bet šiaip negeriu. Net nežinau, gal didžiausias mitas tais pačiais gal finansai susijęs. Žmonės labai daug esu girdėjusi, bet čia gal, kas tiek nežino tos sferos, netgi iš vyrų man būna net taksistai, o tai jūs visažistė, tai visažistės daug kur išdirba, jau galvoju, ir aš galvoju savo žmonai eiti į visažą. Tokių kiek daug kartų esu girdėjus, nes maždaug jie įsivaizduoja, makiažas čia tiek ir tiek kainuoja, tai čia užtrunka tiek laiko, ir jie pradeda dauginti. Štampuoti, iš tų valandų, kiek, sakykime, gal tradiciškai žmogus dirba, tarkim. 8 ar? Jo, pavyzdžiui, 8, tai 40 valandų, 160. Tai kokie pinigai, bet visai, šičia visai ne taip veikia. Visų pirma, mes kalbėjom, kad yra sezoninis darbas, tai iš dalies tu turi ką uždirbi daugiau vasarą arba savaitgalį, tu nenori, turi mąstyti ir įsidėlioti, pasidalinti. Tau turi to užtekti per visus metus. Tai kai tu pasidalini, tai nesigauna jau tiek ten daug. Kitas dalykas tai yra išlaidos. Išlaidos labai labai didelė dalis yra mūsų tų visų, sakykime, dėl ko nukenčia finansai. Ir turbūt viena iš tų sferų, kur daugiausia reikia išlaidų. Tarkim, investicijų. Daugiausiai skirtingų priemonių. Aš kažkada susimaščiau, kad būtent makiažo meistrai, jeigu imant, ten, kirpėjus, barberius, jūs naudojat daugiausiai skirtingų produktų. Mums vienam vis tiek makiažo atlikti reikia labai daug. Tai ir čia tik priemonės, bet tiek visokių, kaip tik jūs dabar labai gerai kėlėt, kas įeina į kainą. Ir tai ten dar ne viskas parašyta. Ir dar priklauso, aišku, nuo visažisto, kiek kas investuoja. Tai kai tu tą atsiskaičiuoji ir pasidalini, tai nėra taip, kad vidutinis visažistas jau ten, kaip pasakyti, milijonierius. Žodžiu, tai mano gal didžiausias toks kaštas turi, kad visas visažistas turtingos. Jeigu matot, kad ten labai visos su prabangiais rankinukais, tai žinau, kad labai daug yra feiko. Aš ne save kalbu, bet aš tikrai žinau šitų situacijų, kur žmonės iš tikrųjų su feikais, kad sukurta įspūdį, kad tu esi belia kiek uždirbi ir esi sėkmingas. Bet aš esu girdėjus kažkada net iš vieno grožio meistro, kad sako, aš turiu važinėti su gera mašina. Aš turiu ateiti su ten Balenciagom, nes, kaip aš galiu imti ten tokius pinigus, nes, kaip sakant, aš noriu pritraukti tą klientą, kuris irgi atvažiuoja su ta mašina. Taip, su Tesla. Jo, o kaip, pavyzdžiui, nes tarkim,
tavo, vis tiek mes, kaip sakome, esame savo asmeninis brandas, ar ne? Ir tarkim, kaip aš galvoju apie Moniką Briu, kas man ateina į galvą, tai yra glamūras, tai yra prabangus įvaizdžiai, tai yra hollywoodiniai įvaizdžiai. Na, tai automatiškai supranti, kad tas makiažas, jis nebus ekspres, jis nebus greitas, jis nebus naturalistinis, jis nebus pigus. Ar tu sąmoningai ėjai į tą glamūrą, ar tai yra tavo sfera, ar kažkaip taip atsitiko ar atsitiko? Šiaip tikriausiai taip atsitiko ir atsitiko. Mano visi tokie atsakymai, kad aš esu visą žildą karjerą, aš kažkaip atikritau. Bet tiesiog taip įvyko, nes su to glamūru tai gal čia šiek tiek iš mano asmenybės tas išeina. Aš tokia perfekcionistė esu, tai kažkiek tai tas gimininga, kaip pasakyti, bet labai sunku apibūdinti mano stilių. Sakyčiau, tai yra mišrainė. Aš iš pradžių galvojau, kai po truputį pradėjau taip dirbti, kad supratau, kad jeigu tu nori būti, tarkim, žinomas ir sėkmingas, tu turi turėti savo kažkokį unikalumą, tu turi turėti savo braižą, tu turi būti išskirtinis. Ir pačioj pradžioj, kai dar buvo mano tie pirmieji darbo metai, tai taip ir būdavo, žinai, kad netgi žmonės nebuvo kaip dabar, o tiesiog ir būdavo Povilo make-upas, Monikos make-upas, Alinos Guess make-upas. Ir žmonės ateidavo net pas kitus visažistus ir tiesiog, o man padarykite Alinos Guess makiažą. Tai būdavo. Netgi man būdavo tokių, kur parašydavo. Tai aš supratau, kad tu turi turėti savo kažkokį makiažą, kad žmonės tave žinotų ir vien tu dėl to išpopuliarėjai, taip sakant. Bet man labai sudėtinga daryti tą patį makiažą, štampą. Tai kas tas bus mano makiažas, jeigu aš negaliu daryti to paties? Man labai sunku štampuoti. Ir iš pradžių galvoju, kad reikia jį kažkaip čia surasti, atsisėsti, mintyse, susidėlioti, netgi tokių galvojau čia visokių, strategijų. Bet tada supratau, kad man neišeina taip. Ir aš tiesiog pasidaviau, kas man patinka. Kaip man patinka daryti makiažą, dariau ir tiesiog natūraliai įsigrynino. Ir aš pati net nematydavau iš šono, kad mano makiažas kažkaip išskirtinis ar kad jį galima pažinti. Bet žmonės man sakydavo, kad, pamatau nuotrauką, iškart žinau, net ne mano fotografuoto, tarkim, kliento selfis vadinamas, kur pats klientas nusifotografavo ir sako, aš iškart mačiau, kad čia jūsų darbas. Tai toks, tai reiškia, jau kažkoks mano yra atpažįstamas. Bet kas tai yra, tai labai sudėtinga, nes aš nedarau vieno įvaizdžio makiažo, bet matyt, ta visuma pati to estetikos, vaibas, jo skonis, gal kaip stilistika tam tikra, kaip ten, tarkim, aš veidą darau, antakius, tokios detalės, bet pačio makiažo vieno nėra. Bet tai, sakyčiau, per laiką ir iš tikrųjų tu taip ir nepadarysi per dieną. Tai natūraliai turėtų iš kiekvieno žmogaus vidaus. Aš jau nežinau, kiek metų tavęs noriu paklausti vieno dalyko. Aš dar tavęs nepažinojau, bet žinojau, kad tu važiavai į Make Up by Mario masterclass, ar ne? Taip. Tai dabar, tai jau didžioji dalis žymių visažistų, jie yra žinomi asmenybės, jie yra tiesiog kaip atstovauja savo kažkokią mokyklą. Tais laikais, ne, Mario buvo realiai #1 pasaulyje, nes jis dažė patį garsiausią veidą, ne, pasaulyje. Kuris irgi iš nieko padarė save brandą, žinai. Iš nieko realiai berniukas, nežinau, iš kur jisai ten iš atvykėlių šeimos, ne, į Ameriką tiesiog mėgo makiažą ir jam taip likimas lėmė, kad kažkoks makiažo mesas atšaukė ir jis gavo Kim Kardashian dažyti. Taip. Papasakok, kodėl važiavai, nes ten jaučiu kainavo ir pinigų, ir laiko, ir kur vyko iš vis, ir ką tu iš to masterclasso prasiveži. Tai jo, šiaip Mario ir kaip meistras, tai nėra tiesiog, galiu pasakyti, kad tai burbulas ar kažkoks marketingas. Taip, jis ir kaip meistras yra be galo švariai dirbantis, profesionaliai, tvarkingai. Jisai žino kiekvienų žingsnių, ką jisai kokį gausi rezultatą. Ir atskaičiu, kada yra jau, kada tu esi profesionalas, tai ne tai, kad tu kažkaip ten tobulai gal darai pagal kažkienokis makiažą, bet kai tu žinai, koks potėpėlis, kokį rezultatą suteiks ir tu žinai, kokio tu rezultatų nori. Tai va tada jisai tą žino. Tai va tai tą tik noriu pabrėžti ir aš jau, kai jį stebėjau, aš jį pradėjau net stebėti dar anksčiau, negu kai jis, man rodos, tik pati pradžia gal buvo Kim Kardashian, tai jis dar net nebuvo išpopuliarėjęs. Aš net neatsimenu, kaip jis tuos bakingus darydavo, nebuvo. Jis šiaip iš tikrųjų net ir nedarydavo labai bakingo. Čia atėjo, žinokit, iš kito, čia atėjo daug labai mitų. Su socialinė medija, bet aš jis pradėjau sekti ir jis ką protingai padarė. Jis pats pirmasis tiesiog išnaudojo Instagram platformą. Ir realiai iki tol tie visi garsieji visažistai, jie nelabai keldavo.
Žinot, būdavo agentūros kaip modelių, taip yra visažistų užsienį ir, žinokit, jie net nesukdavo galvos. Ir jis pats pirmasis pradėjo tiesiog gal taip labai Instagramą, kelti savo backstage ir padažytus klientus. Ir labai įdomus dalykas, aš net skaičiau, jis tave neatsimenu, prieš kiek metų parašiau, kad sako, viskas, atidaviau savo tą portfolio popierinį agentūrai, niekam nebereikia, sako, viskas, visi jau žiūri Instagramą klientai. Tai čia įvyko jau po kažkiek metų, bet aš sakyčiau, kad jis pirmasis, kuris davė tą žingsnį tokį postumį, kad tai įvyktų. Tai ir aš jį sekiau ir jis, man rodos, ir gal net ir masterclassus toks, kur didžiuosius pradėjo siūlyti. Tai pats pirmasis įvyko Londone jo masterclassas ir ten gal buvo, aš nežinau, 20 maks žmonių, žinokit. Tik tiek susirinko, ten nieko daug ir nedarė. Jis labai... Ne, aš buvau ne šitam. Bet čia buvo pats pirmasis. Ir aš iš karto jau pavėluotai apie jį sužinau ir tokia, dabar noriu jo mokymus, kada bus jo mokymai. Ir man rodos, jis tada gal po 3-2 metų padarė gal vieną kartą Amerikoje. Dabar bijau pameluoti. Ir aš žinau, kad kiekvieną kartą su kažkokia nuotava atsekdavau, kad jis galėtų gal vėl padaryti. Ir jis staiga matau, kad paskelbė, kad bus Londone. Tai čia po kažkiek metų ir aš tokia, viskas reikia varyti. Ir aš tada dirbau dar Makeup Secrets su Rasa ir aš Rasa iškart, žinok, Rasa, jisai darys mokymus, mums reikia varyti viskas. Ir aš žinau, kad jis po to jau paskelbė, kada tos bilietus parduos, bet žinokit, čia tas dalykas, kai tu esi labai toks, kažko labai nori, stengiasi, nes ten tos bilietus, žinokit, išgraibstė per, nežinau, kiek, 15 minučių, bet žodžiu buvo sistema ir pasakė, kad 12 val. Kad būtų visiems iš anksto, žinotų, ten, tarkim, 12 val. Paleistus bilietus. Ir mes, žinokit, tiesiog įsijungiam tą, sugebėjom kažkaip įsigūglint, susiradom tą linką, nes jis nebuvo paskelbęs to linko, bet jau, žinot, buvo paraštas svetainė. Jo, tai žodžiu, mes kaip kokios ten, žinot, tai tyšnikės sugebėjom steišinti, pro kur ten tos bilietus parduos tą linką ir jau mato, veikia puslapį ir žiūrim, veikia ir duoda pirkt. Ir mes anksčiau laiko nusipirkom. Nesvarbu, tai man. Jo, ir mes anksčiau laiko nusipirkom bilietus, pirmiau bilietus aš nusipirkom, o tada jau, kaip čia atskris. Tai buvo gal tik iš viso 2. arba 3. jo masterclassas ir tuo metu, kai mes buvom, buvo surinkta, įsivaizduokit, kaip kino salė didesnė, tai maždaug tiek buvo žmonių. Tai vyko visą dieną. Šiaip, man pačiai tai labai patiko. Dar tas dalykas buvo, kad čia jau buvo pirmasis šiaip didelis jo masterclassas, didesnis. Tai tų žmonių nebuvo dar per daug ir nebuvo dar rėmėjų per daug. Ką tai reiškia, kad... Dovanų negavo. Dovanų gavom, bet mažesnė buvo spaudimas jam iš rėmėjų, kad jis būtinai turi parodyti rėmėjų. Atidirbti. Taip, tai šiaip labai atsakinėjo visų klausimus, kas norėjo, skyrė laiko labai daug ir po to tu galėjai iš arti prieiti tą makiažą, visiems užteko laiko, nes žmonių nebuvo, kaip pasakyti, keli tūkstančiai, tai mes galėjom iš arti prieiti su Marijo, paklausti Marijo, pažiūrėti Marijo, nusifotografuoti ten, kiek nori tų nuotraukų, su modeliu, kiek nori nusifotografuoti, iš arti žiūrėti su padidinamuoju mes galėjom. Tai buvo tas nerealus jausmas. Ir jo, tai labai labai patiko. Tai aš skaitau, kad buvo man labai naudinga visame kame ir šiaip kaip žmogus, kaip savo darbą papasako, darbas su žvaigždėm. O po to jau, kai jis pradėjo tos mokymus daryti, ten ir prasidėjo, kur jau tūkstančiais jis pradėjo rinkti bilietų, tai ten, kad tu prieitum pasižiūrėti. Konvejeris, ne, masos? Aišku, jis stengiasi, aš netikiu, jis nekokybiškai ir jis tikrai matosi, kad nuoširdžiai stengiasi pateikti informaciją kiek įmanoma, bet aš manau, kad žmonės jau nebegalėjo taip pat iš arti ir tiek su juo to laiko turėti, tai, taip sakant, man nuskilo iš dalies, kažkaip sugebėjau praslyst, pasisekė. Ar dar šiandien turi kažkokių, pavyzdžiui, ką seki, į ką lygiuojasi, galbūt iš užsienio, ar yra tokių meistrų, ar tiesiog jau dabar žiūri juos kaip į kolegas, supranti visiškai, kaip jie dirba, ką jie daro ir nėra tokio, kad vieną dieną galbūt norėčiau kaip kažkas. Ir taip žiūriu. Aš ir stengiuosi žiūrėti kaip į kolegas, bet visada yra ko pasimokyti. Neįmanoma, kad tu staiga jau pasiekai lūpas ir tada net nebeįdomu būtų dirbent jau man. Tai visada yra iš kiekvieno kažko, kad tu gali pasisemti, kažkokio įkvėpimo. Kartais tai būna daugiau stilistiniai dalykai. Dabar jau, sakyčiau, tai ką pereini nebe į techniką, nes jau per tiek laiko aš ten 25 kartus jaučiu, pakeičiau tą savo techniką, grįžau vėl ką prieš 5 metus dariau, po to vėl. Tai kažkokio labai technikos gal nieko naujo nesužinau, ir ypač kai būna tie trendai, kažkokie ten tipsai, galvodėjo, mes prieš 10 metų tą darėm, žinot, ką dabar ten Z karta ten galvoja, kad kažkokia naujiena, bet iš stilistinės pusės, gal kažkokių įkvėpimų, bet už tos gal daugiausia, neatsakyčiau, už produktų naujovių, tai tas labiausiai dabar, kur toks visą laiką iš kito domiesi. Ar tau reikia
periodiškai padaryti kažką kitokio. Tarkim, vis tiek sezonas tai yra nuotakos makiažai, tai nėra kažkokie kreatyvai, tai nėra kažkokie, žinai, mėlyni lineriai ir taip toliau. Ar tau reikia prasivalyti smegenis, ar tu gali tiesiog šampuoti ir... Robotukas. Kadangi aš mėgstu ir editorialą, ir įdomesnį kartais editorial, tai man reikia, bet man dar tas padeda, kad aš mokymus darau. Tai man būna, kai aš jau šiek tiek mokymą atsiragauju ir noriu tiesiog, kur nereikia aiškinti, kaip dažau, o tiesiog dažyti, tas toks jausmas, tai šito pasilgstu, bet kai dažai nuotakas, tai irgi jau būna nuotakos, vestuvėsiečiai, dažnai vis tiek tai yra kažkokie neutraliai, švelniai, tai man atsibosta ir aš net nemoku to paties kliento identiškai kiekvieną kartą padažyti, net jeigu jisai prašo. Man net nebeišeina, aš nežinau, man net ranka nekyla, aš čiut ant atspalvių kažką pakeisti. Tai man to reikia, bet aš žinau meistrų, kuriem to gal nereikia psichologiškai, vis tik darbe negali, kad tu išliktum iš vis, kaip pasakyti, aktualus visažistas, tu turi keisti. Pastoviai. Net jeigu kažkokį pranti daryti, tą, kaip, sakai, štampuoji, tu turi galų galę pakeisti, nes žmonėm atsibos. Taip yra. O kaip, atsakyk į klausimą, batsiuvy su batais ar be batų? Dabar tai matau sėdi visą gražiai išpuoštą. Ir tai ne aš pasidažiau. Mano kolegė mane padažė. Tai ačiū jai šiek tiek. Aš tai daugiau be batų esu batsiuvys. Man net įdomiau kitą dažyti negu save. Tai čia dar tas yra. Ir atsakiau, aš ne ekstravertą. Tau nėra to reikalo, žinai, kaip, tarkim, grožio meistrė, aš manau, dažnai jaučia spaudimą būti ten susitvarkius, ar ne? Ir aš jaučiu, žinau, kad spaudimą. Bet ar tu manai, pavyzdžiui, kaip tu važiuoji pas nuotakas? Ar tau, žinai, nes aš sakau, esu mačius spektrą, esu mačius meistrų, kur sauso šampūnas, kava ir važiuojam. Ir yra tokių meistrų, kur pačios nuo 3 ryto atsikėlusios, žinai, blaksnės susiklijavusios, nes, vestuvės mane fotografuos, žinai, dvare. Jeigu vis tik žinau, kad į tą kadrą įlysiu, gal kažkaip aš ten ir pats sutvarkysiu, bet prisipažinčiau, kai tu tiek valandų dirbi, tai tiesiog ir fiziškai, tu gali savo kiek, aš, pavyzdžiui, tau galiu 10 minučių skirti ryte, daugiau jau, nes dar yra visi kiti darbeliai, ryte dažniausiai dar žinutės, juk reikia atrašyti visiems laiškus, tai ne, aš esu ta, kur be batų ir netgi man labai dažnai kartais jau būna kyla klaustukas, kai aš matau, kurie kiekvieną dieną su pilnu makiažu, kur tikrai žinau, ką reikia ten, nežinau, 25 minučių ten minimum. Ir man tada jau net galvo, kiek jis iš tikrųjų dirba? Man jau tada, aš, pavyzdžiui, kitaip žiūriu, kai aš žinau tą visą galvą, kiek jisai dirba, o pavyzdžiui, kada jisai skiria tada laiko asmeniniam gyvenimui, tai kažkas tada galvo kažkur negerai pas jį. Man tokie įtarimai. Nes realiai dauguma, pasakysiu, kurie tikrai taip rimtai dirba, daug, pamatysi, tie ganėtinai paprastom dienom, jie yra paprasti. Čia kaip stilistai, ne tie, kur garsieji rengia. Dizaineriai. Juodai, viena maikė. Taip, ir net labai irgi šiaip stilistas labai faina, buvo komentaras, vienai dizaineriai sako, tu pati kaip dizainerė labai prastai čia apsirengus. Ir sako, pamėginkit jūs ateljė su gerais rūbais, sako, tai jau ant kelių. Ant kelių, sako, tu tiesiog užkliusi iš kažko, tau visas rūbas, siūlas ir sako, nebelieka. Šiaip tarp kitų ir aš kaip visažistė negaliu savo darbą, aš taip noriu, aš pavydžiu, jeigu kitos gražiai apsirengia. Aš negaliu, nes mano kiekvieną kartą praeinu rūbas purvinas, kurį nebeįsiplauna, tai lineris waterproofas, tai pudra waterproof, tai cheminiai dažai, tai čia gal net didžiausias toks problema. Mano kirpėjas, aš tik po kiek metų supratau, kodėl jisai salone rengiasi tik juodai arba tik baltai. Ir aš jo paklausiau, sako, blyčą su markeriu ant juodo švarko užvarai, dažus su valikliu išsivalai. Viskas, vis spalvos. Ir aš niekad apie tai nepagalvojau, kad tu gali... Taip, labai sudėtingai. Ir aš dažniausiai iš tikrųjų, ganėtinai neutraliai, labai tamsiai irgi darbą. Nes aš žinau, kad jeigu nueisiu kažkaip šviesiau, viskas. Tai net nelabai ir išeina puoštis. Tai sakau, tos, kurios labai prisipuošusios, dar su kablukais. Tai klausim, nes tokių da net būdavo, kurios su labutino ten kablukais ateidavo ir aš, wow. Tai dažniausiai tie žmonės iš tikrųjų labai daug nedirba, nes tu negali išdirbti. Ar esi atradus, pavyzdžiui, tipažą, koks žmogus Lietuvoje eina mokytis makiažo, nes tu dabar kalbi, kad tikrai yra didelė dalis tie, kurie galvoja, kad čia geri pinigai, daug glamūro, važinėjai po dvarus, žinai, dažai nuotakas, būni ten glam team, su žvaigždėm, skrendi į Euroviziją ir taip toliau. Ar matai, kad ateina žmonės dėl to dažnai? Yra dalis. Ne visi yra.
Bet žmonės yra labai įvairūs ir tu vis tiek pritrauksi klientą toks, koks tu esi. Ką tu keli, kaip tu rodai, koks tu žmogus, tai yra, kuriem ne vien tik tai, tas svarbiausia darbai, gal pavyzdžiui, pirmoji vietoj, nes ypač seniau gal buvo tas laikotarpis, prieš kokius, gal grubiai pasakysiu, 10-8 metus, kai, mačiau žurnale, tas ir tas padažė, žodžiu, arba ten matys telikė, dar taip sakiau, telikė grimuoti, tikriausiai jau čia geriausias visažistas ir pagal tą žmonės rinkdavosi ir dažnai net nusivildavo, nes būna gal meistras įpratęs daryti tik tai TV grimą, tarkim. O TV grimas yra, kad neblizgėtų. Kad neblizgėtų, taip, ir tada nuotakai padaro. Tai, bet dabar jau visokių yra, aišku, tas žmonės veikia, tas toks, kaip pasakyti, fasadas. Bet, sakyčiau, pirmą vietą vis tiek pagal darbą žiūriu. Dabar jau iš visų, irgi sakau, kodėl Lietuva dar labai gera šalis visažistam yra, nes klientai yra kas susijęs su makiažu, jie tikrai yra pasikaustę, jie visai gaudosi, jie supranta makiažą. Bet tai reiškia, ir jie vertina. Bet tai reiškia, kad dabar, pavyzdžiui, jeigu man dabar kažkas sakytų, duotų man iššūkį, tapk per metus, žodžiu, išsuk biznį, ne makiažo. Aš sakyčiau, no way. Ta prasme, dabar tikrai, turint Instagramą, turint pavyzdžius, nes tu įkelsi realiai vieną kažkokį blogesnį makiažą, tave nukencelins. Ten prirašys komentarų, aš mačiau ne vieną meistrą ten plaukų, tarkim, kažkokios ten žvaigždžiai susuko garbanas, kurios išsileido, ten jau komentarai eina. Ar įmanoma, dar, tarkim, neturint nei kažkokių, influencerių draugų, nei neturint ten neribotų biudžetų Dior pudrom, šiai dienai tapti stipriu meistru ir iš to gyventi Lietuvoje? Viskas jau čia įmanoma. Aišku, reikės labai labai daug dirbti. Bet įmanoma. Aišku, mano laiku gal buvo lengviau išpopuliarėti, aš neneigsiu. Nors irgi turėjai visai daug. Ir pati pirmoji, ant ko, kas tai Elinagas, kaip pasakyti, šokant to Facebooko ir pasinaudoji. Dabar yra tikrai sunku, kai tiek daug Instagrame visokių, bet tikrai įmanoma. Nes tikrai daug nuostabių meistrų yra ir jie turi vasarą labai daug darbo ir žmonės nei jie keliasi, kaip pasakyti, ne visi jų keliasi, nurodo tą savo gyvenimą. Tai va, ir labai daug gerų meistrų, kurie ir jie nesikelia ir veikia. Tai sakau, tikrai manau, nes būtent dabar žmonės, kai Lietuvoje labai daug yra, kurie būtent ir vertina tą makiažą, bet tai yra labai sunku. Labai sunku. Jeigu dabar pradėtum savo karjerą, ko nekartotum? Tarkim, ką galvoju, nereikėjo. Nieko. Viską darytum taip, kad darai? Aš tikiu to butterfly efektą ir tikiu, kad jeigu bent kažkokį dalyką kitaip būčiau padaręs, bent dalelytę, kad neaišku, kokioje aš dabar būčiau pozicijai, kokiam gyvenimo etape, kaip viskas būtų susiklostę, gal aš net nebebūčiau visažistė. Ir, ne, aš nemėgstu žiūrėti ir gailėtis, ko aš nepadariau, nes tokia, kaip pasakyti, bereikalingai iššvaistoma energija. Tai aš nieko tikriausiai nekeičiu. Kokias dažniausiai matai klaidas, nekalbu apie techninės makiažo klaidas, bet tai kas galbūt savęs kaip meistro reprezentavimo ar savo ten to grožio verslo vedimo, kokias klaidas daro pradedantieji meistrai, galbūt tavo mokiniai, tavo studentai, galbūt jaunesni kolegos, ką matai taip platesniu mastu? Pradedantieji, gal aišku per daug savimi nepasitikė, bet čia toks, kur, kaip ir natūralu, ar ne, kai tu esi pradedantysis ir man ir nepatinka labai gal kai tu būni per daug pasipūtęs, bet jeigu tu žinai, ką tu darai, pavyzdžiui, tarkim, tau labai gal gerai sekasi ten, nežinau, antakiai. Kiekvienas vis tiek turi kažkokią savo arkliuką ir nuo kurio jau pradedam, net kai tu esi pradedantysis. Tu turi ir parodyti, ir pateikti. Žmonės dažnai to neparodo. Ir netgi, kai bendrauja su klientu ir kas atsitinka, klientas jaučia tą tokį tavo nepasitikėjimą savim. Ir tau nereikia girtis, bet tiesiog tu turi matyti, kad tu žinai, ką tu darai. Kad tu nebijai. Ir kai klientas jaučia tą tokį, jisai nežinau, čia man atrodo, kad nėra geras meistras, jisai bijo grįžti, jisai daugiau negrįžti, nes tiesiog, jam matosi, kad tu savim nepasitikė. Taigi, sakyčiau, labiausiai tas toks, kad žmonės neužtikrinti ir net kartais per daug pataikauja klientui. Turiu omeny, aš klausinėjau, o tai kaip jūs čia lūpas, o tai kaip čia tas, o kaip čia ta blakstenytė jums čia užklijuoti. Tada kas iš šono irgi dažnai atrodo, kad, tu nežinai, nes kai ateina, žinokit, klientas, jis taip, tu paklausi, kas jam patinka.
bet klientas nori sužinoti ir tavo kaip profesionalo nuomonę ir tu irgi gali patarti ir netgi tada jis ir žiūri tave labiau kaip profesionalą, o tos, kurios būna, ypač pradžioje aš pastebėjau ir pas mane tas būna, pas mergaites, ant tiek kiekvieno žingsnio klausinėja, Dieve, kokią ten pudrytę dėti. Žinokit, žmonėm tai per daug info nepatinka. Jie nori, kad tu atsižvelgtum, kas jiems patinka, bet jie nori, kad ir tu parodytum, kaip tu matai, ką tu žinai, ką tu supranti ir tu iš savo pusės patartum. Tai čia mano gal toks patarimas, pastebėjimas. Bet labai daug psichologijos, ar ne, dirbant su klientais. Ir ar tu matai, pavyzdžiui, žinau, kad kirpėjai tikriausiai gauna dalį tų klientų, žinai, kur tas tradicinis bajeris, kur išsiskyrė, eina kirptis, ar ten, ne, kur pakeis man gyvenimą. Ar, pavyzdžiui, esi susidūrus su klientais, kur tipo, atėjau pas Moniką Briu, dabar išeisiu gražiausią savo versiją, toks lūkestis didžiulis, kažkokias svajonės, realiai, jūs visi parduodat svajonę, ne? Jūs visi, grožio meistrai, nuotaka, čia tavo... Pasitikėjimas savim, gal taip net pasakysiu, man šiaip labai gaila, jeigu moteris save laiko, kad aš buvau negraži prieš makiažą, o tai, kad dabar jau su gražiausia versija. Nes man makiažas tai nėra, kad aš kažkaip iš negražaus žmogaus padarau gražų, ar jį kažkaip gražinu. Aš daugiau tai žiūriu kaip į kūrybą, saviraišką į makiažą ir man makiažas yra, žinot, kaip rūbas. Tam tikrą prasme. Tu nesakai, kad tu be rūbo ten, arba su kitu rūbu esi kažkokia negraži. Tiesiog tau rūbas irgi, tą dieną nori su suknelė. Tai man makiažas, žmogui labai daug makiažų tinka, tai aš nežiūriu, kad aš jį kažkaip padarau gražesniu, bet yra tas, kad makiažas leidžia įsijausti kartais į tam tikrą emociją, arba net personažą, ar ne, yra lengviau, net aktoriai tai sako. Tai aš tai žiūriu ir kai žmogus, gal jam buvo labai sunku savim pasitikėti, jis tą emociją lengviau perina, savim pasitikėjimą. Kai žmogus savim pasitikė, tada viskas geriau. Gyvenimas lengvesnis, jis pats geriau jaučiasi, nes kad tu gali sakyti, kad tu žiūri gražus ir jam niekaip neveikia. Bet jeigu jis savim staiga pasitikė, jo net šypsena kitokia yra, tai yra labai daug tokių žmonių, kurie taip reaguoja, sakyčiau, vyresni dabar. Labai tas būna, kur tokia labai didelė emocija, žmonės tai labai save nurašo vyresnės moteris, aš jau sena, ir būna labai tau toks, nežinau, kažkaip prasmina tavo darbą, kaip pamatai jų tą reakciją. Jo jaunas šiek tiek, jauna ta karta gal mažiau to yra. Jos jau tiesiog žiūri, makiažas ir gerai atliktas, bet jos jau žino, kad yra gražios, dabartinė karta labai savim pasitikinčios. Instagramo karta, ne? Pabaigai noriu iš tavęs tokio labai ūkiško patarimo. Jau mes aptarėm, kad makiažo meistrai turi susipirkti, nuo drožtuko iki ten body blur ir taip toliau. Pasakyk, tavęs klausantiem ir kolegom ir jauniem meistram, į ką verta tikrai tik high class geriausias priemonės pirkti, o kokiam priemonėm galima šiek tiek kažką paprasčiau? Sakyčiau, gal į birę pudrą. Investuoti. Aišku, bendrai tai veido produktai, kur sunkiausia surasti kokybiškai ir plus veido produktai yra tie, kur, kaip sakau, didžiausia plotą padengė. Jo, jie matosi. Bet biri pudra yra ta, kur aš nesu radusi tikrai tos drugstore, kuri būtų man, pavyzdžiui, pati geriausia biri pudra. Visos mano mėgstamiausias yra high-end. Ir taip didžioji dalis veido produktų. Apie jau tos pigesnę klasę, tai gal sakyčiau pieštukai. Būna toks dalykas. Lūpų akių. Lūpų akių, kai kada gali rasti tikrai pigesnių blizgiai, gal kai kada. Toks, kur tokias detalytės, apskritai blizgis iš tikrųjų savo, dėl savęs tai jo, tai yra daugiau. Malonumas tu perki brangų. Bet šiaip, kai tu uždedi iš šono, žinok, kad žmogus blizga, šitas gražiai blizga, pilna, kur nebrangus blizgiai ir jie fantastiškai atrodo, žinai, kad iš šono žmonės nesupranta. Aš nemanau, ką pastebės, kokią kainą. Kaip ten sako, work smarter, not harder. Yep. Tai žadėjau paleisti po valandos, tai ir paleidžiu. Ačiū labai. Tikrai liko klausimų, kuriuos norėsiu antroje dalyje. Dar tai gal po sezono. Galėsim. Kai jau pabaigsit remontus. Taip, studijos naujos. Kada nors, tikiuosi, šiais metais. Manifestuojam šiais metais, kad pas Moniką, žodžiu, atvažiuosim į saloną gražų filmą. Ačiū labai, išleidžiu gražint, puošt, kaip sakant, įpūsti įkvėpimo daugiau. Ačiū labai. Ačiū. O žiūrovom, kaip visada, iki kitų epizodų.